Iš esmės buvo taip, kad aš buvau paskaitose, po paskaitų kažkaip tai keliavau namo, toks truputį prislėgtas, kažkas tai buvo nepasisekę, žodžiu, ir pagalvojau, kad prisiminiau misiją Sibiras, kažkaip aš visą laiką kiekvieną pavasarį apie tai pagalvodavau, bet kažkokie planai sutrukdydavo anketą užpildyti, žodžiu, ir kažkaip pagalvojau, kad vat, man reikėtų čia nuvažiuoti ir pagalvojau, kad va čia šią vasarą ir nuvažiuosiu, žodžiu, ir ką, ir parėjau namo tenai, pasiėmiau kompą, nuėjau į knygyną savo, žodžiu, užpildžiau anketą, išsiunčiau ir vat, kažkaip tai pagalvojau, užpildęs, kad, tai greičiausiai, taip sakant, mane ten rims. Žodžiu, aišku, paskui, ne, tikrai ne, Žodžiu, ir tada kas, gavau pakvietimą į bandomąjį žygį, ten rėkiau, žodžiu, ten mašina, visą taip mašina, žodžiu, iš šonų, supranti, čia, šitai. Vat, ir va, gavau pakvietimą į bandomąjį žygį, bandomąjį žygį praėjau, tai po bandomąjį žygį galvojau, ne, tikrai mane čia niekur neims, žodžiu, nes ten eina tokie vyrukai tokie, žodžiu, tenai 3 kuprinės užsikrovė, žodžiu, tenai, žodžiu, tokie, tai galvoju, tikrai ne, žodžiu, bet, bet tai, žodžiu, va, bet paskui praėjau bandomąjį žygį, žodžiu, bet vis tiek tokia va viltis visą laiką kirbėjo, žodžiu, ir aš ten tikrinu ten tą sąrašą, žodžiu, reloadinu ten, žodžiu, puslapį, kad gal čia praneš, žodžiu, tada Ignas paskambino ir aš pradėjau rėkti, žodžiu, nes mane paėmė. Pats projektas jis yra gana paprastas ir gana aiškus, nes tarsi misija yra gana apibrėžta, yra ieškoma kapinių, jos randamos, tvarkomos, žodžiu, kažkaip įamžinamos. Aišku, dar kita pusė yra kalbėjimas apie patriotiškumą, apie tautiškumą, apie šiaip kažkokį tai aktyvų buvimą, veiklumą. Tai va, tai tarsi tokie 2 komponentai, bet visas kitas, visi giluminiai klodai ateina paskui, jie kažkaip tai atsiskleidžia. Matyt, paprasčiausias dalykas būtų sakyti, kad mes važiuojam tvarkyti kapų, o norėtųs perteikti tą kažkokią gilesnę mintį, kad būtent apie tą kažkokį atsiminimą, apie kažkokį pėdsaką to. Aš irgi labai galvojau apie tą reikšmę ir esmę ir prasmę. Ir aš taip išvedžiau, kad tai yra simbolika tiesiog. Ir dabar tvarkant tuos kapus, tai labai toks yra iš tikrųjų įdomus jausmas, nes tu juk žinai, jog prie tų kapų niekas žmogaus ranka to kapų nelietė gal 20, 30, o galbūt ir daugiau metų. Tu kažkaip atgaivini tą istoriją tam tikrą prasme ir neleidi tam kapui sutrūnyti. Išties toks didis jausmas, galiu pasakyti. Aš apskritai nemėgstu netvarkos, tai man labai baisu, kad žmonės taip sunkiai gyvena ir niekas paskui nesirūpina jais po mirties. Tai nes tokį gražų žestą kaip ir darom, sutvarkant tos kapinės. Aišku, čia po poros metų vėl reiktų važiuoti ir tvarkyti, nes gamta daro savo, neiššauni tos krūmus, bet jie ataus, bet kurį laiką tai tikrai turėtų būti gražesnis vaizdas. Ir kai ateini, aš visada pasistengti apsidairyti visur, apsižvalgyti, kaip ten kas, tikrai baisu būna. Ir po to išeinant vėl taip sustoja akimirką, pasižiūri, apsidairai ir tikrai širdžiai miela. Labai geras jausmas buvo vakare, kai mes išeidinėjom, pereiti per tas kapines ir pamatyti, ką mes per dieną padarėm. Tie kapai, jie buvo neįliesti gal 40 metų, žmonės palaidoti. Ir tai senos kapinės, niekas į jas neateina, o žmonės čia buvo atvežti, jie čia gyveno, jie čia kentėjo, jie čia verkė, jiems čia buvo sunku ir vaikų kapai, ir niekas jų nelanko, o mes kaip iš šalies, aš manau, jeigu jie mus matytų iš dangaus, tai jiems būtų gera žiūrėti, kaip jų kapus tvarko jauni žmonės iš Lietuvos. Pavyzdžiui, aš dabar dažiau tuščią kapą. Bet prie jo bedažau todėl, kad aš manau, jog tai net jame nieks nebesilsi. Palaikai Lietuvoje, bet tai yra jaunos merginos kapas, kuri nuskendo Jenisėjuje. Labai gražus užrašas ant antkapio, Jenisėjaus bangose. Ir aš galvoju, vis tiek tai yra palikimas tam kažkam, kas čia bus, aš negaliu nusispjauti, kad čia nieko nebėra ir palikti, bet tam, kas kažkada atvažiuos, kas galbūt pamatys, kad jis vis tiek perdažytas, kad jis tvarkingas, kad jis kažkam rūpėjo, taip kaip mūsų tautos kažkoks simbolis, palikimas, kad čia kažkas buvo, kažkada palaidotas, kad jis čia atvyko ne savo norų, ištremtas ir kad mes to nepamirštam. Ir net jeigu tai yra tuščias kapas, kad mes jį
žiūrėsim. Man iš esmės nėra taip svarbu, kas čia pamatys. Man svarbu yra tai, kad mes parodom pagarbą tiem žmonėm. Ir tai yra skirta, iš esmės tai yra skirta mums, tiems jauniems žmonėm, kurie čia atvažiavo, kurie tai patirs, kuriem yra lemta duota šitą galimybę pajausti tą jausmą ir po to su juo dalintis, keliaujant ir darant pristatymus ir pasakojant kitiems žmonėm. Pirmas dalykas, ką mes čia veikiam, tai tampam tokiais augančiais žmonėmis, tampančiais žmonėmis būnam. Kad pasikeičiam ir kažką tai gaunam. Ta prasme, ir būtent tam projektui, man atrodo, reikia būtent žmonių pasikeitimo kažkokia tai linkme, kažkokios tai trajektorijos įgavimo ir savimonės permainų. Žodžiu, kažkokia tokia, kad tu paskui grįžęs namo būtum pasikeitęs ir žmonės esantis šalia tavęs matytų kažkokią tai, kažką va ten kirbančio viduj, žodžiu, kažkokią tai prošvaistę, žodžiu, kažkokią tai, jeigu išvesęs tenai esė knygos, tai, ta prasme, kad šiaurės žvaigždžių dvelkimą nuo kaktos, žodžiu, šiaurės žvaigždžių vėsos dvelksmą, kad turėtum. Va tas va yra. Man atrodo, aš tik po ekspedicijos, po visko suprasiu, kaip tai yra svarbu mano gyvenime, koks tai yra unikalus šansas pabūti ten, nes mes 15 išvykom ir visi matėm, kur trėmė, kur važiavo, kur gyveno, kur laidojo, bet kai aš atsidūriau taip arti ten, kur mano giminės, mano šeimos vienas gyvenimo etapų praėjo, tai man tai čia yra likimo dovana. Man teta pasakojo, kad vienoj pusėje buvo mokykla, į kurią jinai eidavo mokytis ir matyti daugiau tremtinių vaikų lietuvių eidavo mokytis, o kitam gale buvo turgus ir tarsi vakar sutikta tremtinė Stasė irgi patvirtino, kad šitoj vietoj kažkur ar anam gale, bet buvo turgus, o už anų namų buvo mokykla, o be to visai patvirtina, kad abidvi tetos man pasakojo, kad jos gyveno dviaukščiam tam barake ir čia mes kaip tik ir matom dviaukščius medinius namelius. Pastebėjau, kad abiem tetom labai įsiminė tai, kad čia buvo mediniai šaligatviai, jie vadino trotuarais, prancūziškai. Ir kaip vaikams matyt labai įsiminęs tas dalykas, kad labai jais einant kaukšėdavo. Tai matyt toks miesto įspūdis ir tokio gal elegantiškumo. Net čia viliuosi, kažkaip guodžiuos gal tam tikrą prasme, kad iš tų visų pasakojimų, kad lietuviai čia stengiasi kaip įmanoma pasigražinti savo tą buitį, kad ir gal net nežinau, sodelius sodindavo aplink namus, tvarkydavosi. Ir vaikai čia matyt krykštaudavo ir kaimynai sveikindavosi, gal lietuviškai praeiviai. Tai aš kažkaip manau, kad tikiuosi, kad jiem čia buvo, žinoma sunku, bet kad jie stengiasi iš paskutiniųjų savo pasilengvinti, kad ta našta būtų kuo lengvesnė, nors aš kai skaitau laiškus, tai suprantu, kad čia buvo nelengva, kad čia buvo tikrai daug skurdo, tikrai daug ligų, nebuvo ką valgyti, buvo nuovargis, buvo šaltis ir tėvynės ilgesys. Tai tas įspūdis toks bus, aš labai džiaugiuosi, kad čia atvykau ir labai džiaugiuosi, kad mano seneliai grįžo. Labai kažkaip galvoju, ar praeinu ten pat.
biškai reikia. Ar praeinu ten pat, kur vaikščiojo mano seneliai ir tikiuosi, kad praeinu. Ir todėl pačią pirmą dieną tarsi taip savarankiškai pasistengiau nuvažiuoti nelaukdama, nepaisant didelio nuovargio ten, kur turėtų būti tos gatvės, kurie gyveno. Aš kažkaip godžiuosi, kad kadangi buvo daug lietuvių, jie turėjo laikytis vieni kitų. Aš manau, kad jie tikrai laikėsi iš vien. Ir aš tikrai irgi kažkaip pagalvojau, kad man irgi manau, kad gal būtų žymiai sunkiau, jeigu ne šita kompanija čia, kuri yra, nes jinai irgi tokia iš vien ir smagi. Tai aš irgi kažkaip galvoju, tokių paralelių bandau ieškoti ir mūsų buvime čia ir jų bendram gyvenime, kad ne veltui čia yra ne po 2 žmonės, ne po 1 važiuojamas toks būrys jaunų žmonių. Galų gale mes esam tokio amžiaus, kur mūsų seneliai jau važiavo su savo šeimom. Ir jie buvo tokio amžiaus, kaip mes, dirbo sunkius darbus ir taip toliau, kad tam tikrą prasme, mes jokių būdų neatkartojam, mes jau kitokie žmonės, mes jau kitaip mąsto, mes tam tikrą prasme lepesni, mes tam tikrą prasme esam galbūt laimingesni ir džiugesni, bet vis tiek kažkokių tokių sąsajų aš tame matau. Dar kas man labai gražu, kad mes tos kapus tvarkydami irgi dainuojam. Kažkaip taip atrodo tokia kažkiek tąsa, kad mus ir jungia gal mes tą pačią dainą dainuojam tenai, bet dažydami tos kapus kaip tie tremtiniai, čia dirbdami, galbūt tos sielius plukdydami, ar kažką lydėdami, kažką sutikdami, o gal. Ar prisimeni namelį, namelį savo, kur motulė prie lapšelio supdama liuliavo, ir dainelė ta lapšinė, ta daina motulės, ir šiandieną man ausyse skamba čiūčia liulė, ir dainelė ta lapšinė, ta daina motulės, ir šiandieną man ausyse skamba čiūčia liulė. Čiūčia liulė mažutėlį, auk greičiau užauki. Ir tėvynė, ir dievulis tavęs jauno laukia. Kai išvysi tu pasaulį, platų begalinį, tėviškėlės atminimas tau laimų žeminį. Kai išvysi tu pasaulį, platų begalinį, tėviškėlės atminimas tau laimų žeminį. Kai šiandien žvelgiu į saulę, vakaro saulužę, ji man primena, kaip gyva mylima motulė. Žadintuvas, žadintuvas, kiekvieną rytą žadina tave. Žadintuvas, žadintuvas, Gytis dar negirdi. Kiekvieną rytą žadina tave. Žadintuvas, žadintuvas, kiekvieną rytą žadina tave. Labas rytas, merginos, keliamės.
Tikrai manau, kad nereikia čia būti visą laiką rimtyje ir ten, nežinau, tiesiog nesišypsoti, nesidžiaugti. Kaip tik yra geras laikas unikalioje aplinkoje ir turėtume tai išnaudoti visapusiškai. Taip kad juokas niekada nepakenkė, o mano dar toks yra antras moto, kad ir kas be nutiktų, svarbiausia neprarasti humoro jausmo, tai man tas labai padeda. Tai va. Man atrodo, kad ekspedicijos vadovas pasakė gražiausią komplimentą mums, kad tokios linksmos ekspedicijos dar nėra buvę. Ta prasme, kad mes nuolatos ten klykdavom ir nerimtai viską žiūrėdavom, ne, bet tada galbūt kai būdavo sunku, kai reikėdavo gal kažkokią įtampą nuleisti, tai komandoje visada buvo žmonės, kurie ateidavo į pagalbą, jeigu reikėdavo pralinksmėti. Ar buvo kova su tais mašalais, kurie prieš tai kėlė ne tik tau, bet ir visai komandai iššūkį? Tai yra ne tik apsisaugoti, bet ir užmėgti. Mes atvažiavom čia vien tik tais verkti ir raudoti. Mes atvažiavom su to gerąją naujieną, kad mes domimės, kad mes rūpinamės ir kad mums svarbu yra čia likusių žmonių istorija, čia likusių žmonių kapai. Ir jeigu mes šiandien dienai būtumėm nuėję pas tremtinius, vieni už kitų besilaikydami ir verkdami, tikrai mūsų tremtiniai būtų nesupratę. Atvažiuoja žmonės iš laisvos, nepriklausomos valstybės ir verkia susitikę su tremtiniais. Mes išklausėm jų istorijų ir kiekvienoje to istorijoje mes matėme dalelį džiugesio. Nes jeigu mes būtume verkę, tai per ašarą būtume nematę tų kapinių. O mes atmerktom akim, žiūrėdami drąsiai ateičiai į priekį, viską sutvarkėme taip, bent jau 30 metų į priekį. Ir jeigu mes tą nuotaiką kažkokią, tą tokį optimizmą, kad vis dėlto nepaisant tų skaudžių dalykų, su kuriais mes susipažinom galbūt iš arčiau Sibire, mūsų tauta išliko, atsitiesė. Jeigu mes tą sugebėsim pasakyti, parodyti savo optimizmu, savo geranoriškumu, savo juoku, tai mūsų misija Lietuvoje nuo to tik dar labiau, man atrodo, pagerės. Girdit, prigaudysi uodų, girdit, kokia 30. Ir įdėsiu vaikam į temą, kur bus tremtis. Atverčia ten uodas. Įspaustas. Sakysiu, va vaikai, nuo to pradėsim. Jauniems žmonėms nėra pasiūloma kažkokių tai inovatyvesnių, kitokių būdų, kaip išreikšti tą savo patriotiškumą, kaip išreikšti tą savo meilę tai pačiai tėvynei, kaip pažinti tą istoriją. Tikrai reikėtų truputėlį iš to slogumo pereiti į tą tokį švęskim, džiaukimės. Ir manau, kad tie žmonės, kurie žuvo už tą laisvę, kurie išgyveno, jie tikrai labiau norėtų mus matyti laimingais. Aišku, prisimenant juos, bet pasidžiaugiant už tai, kas įvyko. Pasidžiaugiant, kad už tai, ką mes dabar turim, dėka jų. Но это символ, да, это Литва. Tai va, aš manau, kad taip. Tai mažiau liūdėti ir daugiau džiaugtis. А ну и телефон скамбина, алло. Журов телефон, вообще номер, без его знает, не знал, кино. Да, Лободена. Я говорю, ой, Броню, привет. Это не Бронюс. А кто сокол тогда? Виталий Бразайтис из Лондона, Манскамбина. Я говорю, Виталий, ты что, с ума сошел, что ли? Сокол, ну вот, pas mane yra viena просьба. Тяпи-тяп, сокол, из Литвos atvažiuoja šitie žmonės, tie молодежь, и вот, щоб пародити. Сказав, Віталій, čia rodyti jau nieko. Nu, parodyk, sako, šitas kapinės, kur kapiniai.
telefoną, sakau, parodysiu, man čia gaila, što li? Man negaila. Mes kažkaip diskutavom su kitais dalyviais ir vienos nuomonės čia nėra. Vieni sako, kad važiavo dėl kapų tvarkymo. Jiems tos kapinės buvo galimybė prisiliesti tikrai prie tų kažkokių istorijų. Man tas irgi buvo labai svarbu ir visos ekspedicijos metu tos kapinės buvo toks šiek tiek nusiraminimo, tokio kartais pabuvimo su savimi laikas, nes kartais tų kapų būdavo pakankamai daug, kad tu tikrai vienas ties vienu kapu ir dirbi, ir tyli, ir mastai, ir galvoji, niuniuoji, dainuoji garsiai. Bet man tikrai, aš labiausiai laukiau susitikimų su žmonėm. Labą dieną. Mokyklai, tai ką mes girdim iš savo mokytojų ar apskritai, kai skaitom, tai mes skaitom tokį apibendrintą vaizdą. Ir tas apibendrintas vaizdas jis yra toksai, tai buvo sunku, taip ištrėmė, daugmaž tu kažkaip įsivaizduoji, kad ten buvo sunku ir negerai, bet patikėk, yra visai kas kita, kai išgirsti konkrečiai, kaip tai, tokias detalės. Ir tik per tai mes ir galim suvokti, aš manau, per tas tikras, asmeninės žmonių istorijas. Išleidau į krantą Jenisėjaus, išsodinau. 3 paras sėdėjom tiesiog ant pakrantės, paskui atvažiavo koks tai ten viršininkas, išdavė pjūklus, kirvius, įgilinau į taigą dar 8 kilometrus ir pasakė, čia jūsų tėvynė nuo šios dienos, jūs čia esate gimę visi ir jūs čia mirsite, žinokite apie tai. Jeigu norite gyventi ilgiau, imkite kirvius, pjūklus ir statykite savo barakus. Va taip. Prieš išvažiuojant, man atrodo, daugelis mūsų manė taip, bet tai susitiksim tremtinius, jie pasakos visas savo istorijas. Grubiai tariant, jos visos yra labai panašios, tai yra kažkoks brutalus jų išvežimas iš Lietuvos, labai sudėtinga kelionė, sudėtingos gyvenimo sąlygos. Ir atsitiko taip, kad, kaip ir sakė Sibirė, nieko negalima planuoti ir jisai stebina, tai ir tos žmonių istorijos labai nustebino. Nuo kada jūs čia gyvenat? Įdomu, kada atvykot? 40 лет назад. 40 лет назад. 64. Jinai mums taip pat buvo pristatyta iš pradžių kaip tremtinė, bet iš tikrųjų, kai išgirdom jos istoriją, tai visiškai kitokia, kaip aš sakau, meilės istorija. Aha, ir jūs ten susipažinot Lietuvoje? Да. Ar paskui? Ir aš atvažiavau, tenai apsivedėm, ir atvažiavau čia su juo, galvojam greit grįžti. Ага. Не получилось. Теперь vyra nėra 23 metai. Aš su vaikais. Tai vyras tremtinys, o jūs paskui jį atvažiavote, taip? Jis man atvežė. Taip ir palikau. Kas yra įdomu to istorijai, kad iš tiesų būtent tremtiniai tėvai šitam jau tos lietuvės vyrui, tuomet dar nevedusiam, sakė, kad tu gali vesti tik lietuvę moterį. Ir jisai todėl per atostogas grįžo į Lietuvą ir susirado lietuvę žmoną. Tai jūsų tokia stipri meilė buvo, kad 5000 kilometrų išvažiavote iš Lietuvos paskui vyrą. Taip. Oho. Ir niekad nesudvejojot, kad padarėt klaidą, kad nereikėjo atvažiuoti. Aš galvoju, kad parvažiuosiu. Aš jau negalvoju, kad čia atliksiu ir, kaip sakant, numirsiu. Šitą negalvoju. Taip išėjo. Aš niekada nesmerksiu tų, kurie čia liko, nesakysiu, kad jie pamiršo Lietuvą ir panašiai. Man iš tikrųjų žavi tie žmonės, kurie nepamiršo lietuvių kalbos. Man tai padarė tikrai didelį įspūdį. Vadinasi, nesvarbu, kur tu gyvensi, bet
jeigu tu nori, tu išliksi lietuvis ir svarbu, kas tavo širdį, o ne kur tu gyveni. Nu, sakysim, aš po technikumų turbūt 2-3 metus padirbau ir grįžau į Lietuvą. Darbo ten negaliu gauti, reiškia, mūsų namas užimtas, jokių būtų registracijos negaliu gauti ir aš tenai pasisukinėjau ir grįžau atgal. Labai nusivylėt? Labai. Nu, mūsų likom visi, vat vienas bronis išvažiavo, iš kariuomenės parėjo. Pas mane 4 broliai, vienas ten gyvena, 3 čionais gyvena. Bronis ar jūsų brolis? Bronis, da, tenais Jasdauskas gyvena. Tai jis ką pradeda šnekėti lietuviškai, aš вообще nesuprantu, nu, совершенно nesuprantu. Bronin, tu хоть ką tai, kokia tu lietuvė? O kaip jūs pati jaučiatės? Jūs jaučiatės lietuvė ar rusė? Nu, aš nežinau. Kaip? Aš save skaitau lietuviškai, rusiškai, todėl kad čia aš viską pragyvenau 60 metų. Конечно, aš kapėjau. Nu, galiu šnekėti, pas mane vis duktė. Mama, tu хоть измокит mūsų vaikus. Я говорю, здрасте. Aš neišmokinau, o jos вообще neišmokysiu niekada. Nu, tai jau nu, jeigu tave išvežė ten būnant 6, 5, 4 metų, nu, tu tos Lietuvos nelabai atsiminsi, aišku, tu ten neturėsi tokių didelių sentimentų. Ir jie čia susikūrė, jie kažkokį ūkį ten pasidarė ir kažkur kitur dirbo, nu, ir jie neįsivaizduoja, jo galima gyventi kitaip. Nu ką, mes visas lietuviškas šventės žymim, vasario 16 būtinai susirenkam, žinoma, Kalėdos, Velykos, Joninės, Kaziukas, darom tokias mūgės, kiek mokam, ką galim, tą darom. Švęsdavot lietuviškas šventės kartu su kitais lietuviais? Nu. Švęsdavot? Nu, aš ir dabar žinau lietuviškas šventės. Aš švenčiat? Nu? Kalėdas, Velykas švenčiat? Da. O cepelinus darot? A? Cepelinus ar darot? Cepelinus? Kartais. O kartais dar, pavyzdžiui, susapnuojat Lietuvą? Labai dažnai. Dažnai sapnuojat? Dažnai. O ką labiausiai prisimenat iš Lietuvos? Savo kaimų, tą jaunimą, su kuriais vaikščiai. Kas man labai patiko, kad jos kiemas labai išsiskyrė iš kitų kiemų, kurie ten buvo. Nes ten buvo labai daug gėlių. Ir jis sako, nu tai kaip, taigi ir pas mus Lietuvoje kaime, taigi irgi tai būdavo, tai ir aš taip turiu pasidarius. Ir kažkaip labai tas buvo žavu ir taip net padėtė, kažkaip taip galvoju. Labai smagu, kad mes vis dėlto ir tenai būdami kažkaip neprarandam to savo tokio identiteto ir tai, kas yra ta lietuvybė ir tie lietuviški bruožai. Jie ir ten kažkaip visoj toj Sibiro erdvėj vis tiek išryškėja ir matosi. Būtų mama, tai būtų jums papasakojus daugiau. Bet gal jums pasakojo seneliai, nu, mama sakė, nu, aš dabar jau irgi ne. Ilgėsi ar ilgėsi, ar jai buvo sunku. Aš jau dabar irgi jau pamiršau, kas ten. Ai, kada prieš numirimą, tai man visą naktį viską pasakojo. Kaip į Lietuvoje gyveno, kaip viską darėte. Tai dabar prieš mirtį jinai būtent kalbėjo apie Lietuvą. O ką pasakodavo apie Lietuvą? Viską pasakojo. А Люба бесполезна. Не мока ни в какой. Ни вина, ни кита. Вот мы тут девушка спала, идут и спала. Вот. А Модина палайдута вот kur čia čiūmuškuose. Teka apinėti, o Vitas palaidotas, Jūrka Brazaitė. Rankų darbo austos lietuviškos servetėlės, kad jums šiek tiek primintų Lietuvos laukus vasarą.
linus. Pati verpėt, kai jauna buvo. Verpiau, audžiau, mezgiau. Tai va. Ačiū. Nėra už ką. Galėsit pasidėti kažkur ir prisiminti Lietuvą kartais nuo karto. Aš Lietuvą niekada nezabuvaju. Dar geriau tuomet. Nikada. Tai ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai. Ačiū. Jūsų nebetrukdysite. Na ir ką sakysiu. Neabejokite jokių meškų. Nebus tenai, nebus. Gerai. Ačiū Jums. Eikite su triukšmu. O Jums pačiam ar teko matyti meškų čia? Aš jau Arnoldui pasakojau. Mažiausiai kaip 150 mačiau. Taip. Jau. Dar kartą. Tai gero kelio ir tikimės. Ačiū. Nesutikt meškų, o jūs sutikt Krasnojarske. Oi, aš jau šiais metais mačiau porą meškų. O ką daryti, jeigu sutiksim? Nieko nedarykite. Fotografuoti. Pasiduot. Sėdėkit ir laukit, ką darys meška. Jeigu bus neagresyvus, tai jūs nieko ir nedarykit. Bus agresyvus, bėkit. Jie kojas neša. Tik ne visi kartu. Į vieną pusę, kiti į kitą, vienu žodžiu. O geriausia tai nieko nedaryti. Nu, iki. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Ar galit atleisti šitą galą? Zigmai, ar galit šitą galą pakelti? Prašau. Sprendžiant apie prognozes, galima sakyti, kad naktis gali būti audringa. Tačiau, aš pasikartosiu, mes esame kas? Komanda! Ir vėlgi, galbūt situacija nėra palanki, bet mes nebijom nieko. Mes esame Sibire, mes esame pasiruošę ir bet kokiu atveju mes išliksim. Ir rytoj, ar laukia kilometrai, reikėtų klausti vadovo. Bet prieš tai, Koks? Viskas praeis. Iki ryto. Rytoj saulė švies. Negirdim! Rytoj saulė švies. Gerai, laukiam to. Gerai, tai dar būnant Lietuvoje, kilo mintis praeiti nuo Strielkos kaimo iki Momutovo pėsčiomis. Čia atstumas didesnis nei 60 km. Jenisiejaus kairysis krantas yra toks daugiau civilizuotas, ten daugiau yra miestų, o dešiniajam Jenisiejaus krante nėra jokio susisiekimo tarp kaimų. Vat mūsų maršrutė numatytame ir teko labai intensyviai ruoštis ir priimti sprendimą, ar šitą maršrutą grupė bus pajėgi veikti ir ar iš vis įmanoma praeiti. Iš tikrųjų, surinkau krūvą žemėlapių, juos išanalizavau. Ir dar būdamas Lietuvoje jau kontaktavau su vietiniais, ar įmanoma šitą atstumą įveikti, ar įmanoma tiesiog, ar nėra pelkių, ar nėra neperbrendamų upių, kalnų, uolų. Sakyt, keli vietiniai pasakė, čia tikras ekstremas, neįmanoma to praeiti. O dar keli žmonės iš tų kaimų, iš abiejų pusės sako, tai įmanoma čia, be problemų. Ir teko priimti galutinį sprendimą, turint va tokią informaciją. Na, o šiandien prasidėjo tikrai išbandymai ir tikras žygis. Mes kokius 5 kilometrus ėjom bene daugiau nei 4 valandas. Gerai.
Atsargiai nuokalnė! Atsargiai! Kajoko, ko gero, buvo rašyta, vat, lapės gaudime, kad vat, nu, galvoj kudakuoja vištos visą laiką. Kažkokios tai tokios mintys, kurios, nu, teršia būti, teršia galvą, žodžiu. Vat, nu, kažkokie tai neesminiai, nereikšmingi dalykai, bet vat, kurie kelia stresą, vat, ir žygiuojant jų nebuvo. Žodžiu, jo nuovargis visą tai plauna valo, žodžiu, ir kažkaip tai tuo metu nekalbėdami mes vienas kitam pasakom, arba bent jau man taip atrodė, kad man žmonės pasakė, kas jie yra, nu, nieko nesakydami, žodžiu. Ir norėtųsi, aišku, sakyti, kad per pagalbą kažkokią, tai per ištiestą ranką, bet ir net ir ne, žodžiu. Net ir, nu, kažkaip tai kažkoks tai yra jausmas, žodžiu, kai tiesiog, kad ir eini priekį ir už tavęs eina dar 14 žmonių ir jie visi kažkokį tai, vat, nu, kažkokiu balsu, kažkokiu tai žingsniu aidu, kažkokiu, nežinau, savo nuovargio, savo prakaito ar nežinau, plaukų šnaresiu kalbą. Va. Rytoj skrisim, šiandien būnam čia ir dabar. Rytoj skrisim, šiandien būnam čia. Ir dabar. Jau juokinga. Aš turbūt... Čia. Ateikit, arčiau. Jau parašyta. Čia, su kuprinėm, ateikit. Brangus tėvinainiai. Faina. Bet tai truputį krypti padriuvę. Tai klausykit. Kaip ir vieną ekspedicijos etapo finišą galim laikyti čia. Nuo Strielkos kapinių iki čia per trumpiau nei 3 dienas mes įveikėm beveik 40, ne beveik, o daugiau kaip 45 kilometrus. Iš tikrųjų, man irgi šitas žygis nepaprastas. Aš esu įstikinęs, kad jūs pamatėte tikrąjį Sibirą. Aš esu garantuotas, kad jūs tikrai pamatėte tikrąjį Sibirą. Su visų jų grožiu ir su visom meškom, paslaptim. Ir su visom grėsmėm ir pavojais. Ir uodais. Ir uodais. Ir iš tikrųjų jūs neįmanoma padarė taip, kad neįmanoma tapo įmanoma. Jo, ir simboliškai iš tikrųjų galbūt nuo Strielkos, nuo vienų kapinių mes praėjom pro vieną kaimą, kur tikrai buvo Stepanovkos kaimas vadinamas, kur tikrai buvo lietuvių, bet ten nebuvo palaidoti jie. Ir atėjom į kitas kapinės, kur ilsisi mūsų tautiečiai. Ko aš norėjau ir aš nežinau, ar tikiuosi, kad pavyko ir kad bent dalis ekspedicijos dalyvių šitos patirtus sunkumus, tą didelę naštą, vandens trūkumą, stačios įkalnės ir nuokalnės, tos uodus, meškų pavojų, kad šitą jie supras kontekste tremtinių, kuriems taip pat lygiai tą patį teko patirti tose pačiose vietose. Mes pabendravę su vietiniais rusais, kurie papasakojo, kaip ten viskas, kaip atrodė pirmosios tremtinių dienos, kaip atrodė jų pirmieji veiksmai, kai ką jie išgyveno, vat būtent tose vietose, kur mes praėjom. Tai manau, kad ekspedicijos dalyviai bent
mažytė dalelytė savo, kaip sakyti, savimi prisilietė prie šitos istorijos ir pajuto tai, kas nutiko šitos vietose 1948-49 metais. Geras buvo Andriaus pasiūlymas, jog turėtume dar gauti po 600 gramų duonos, o ne dešros, tušonkės ir makaronų, kad pajaustume, ką tai tremtiniai jautė, bet dabar pamatėm iš tikrųjų, kur jie atsidūrė, išvažiavę iš Lietuvos ir tikrai išliks atmintytos vietos. Ėjom ir aš visada galvodavau, kaip čia žmonės galėjo gyventi. Jo, ir sakau, po šiai akimirkai dar vis to nesuprantu. Kai tu išgirsti, kad va ten buvo ir ten gyveno lietuviai ir kažkaip pradedi mąstyti apie tą visą laukimę, ten nieko ir kaip visa tai nyksta. Ir tada suvoki galbūt tą prasmę to buvimo mūsų čia, kad mes čia esam tam, kad neišnyktų. Tai neišnyktų ta istorija, nes viskas taip greitai nunešama laiko, Sibiro žolių, audrų ir viso kito, viskas taip greit nyksta. Andrius kažkada prie kryžiaus sakė, jog kiek Nobelio taikos premijos ar laureatų gal Lietuva prarado, kiek poetų, kiek šviesių žmonių, nes trėmimai iš tikrųjų buvo į juos orientuoti. Aš manau, kad tai yra labai didelė tragedija Lietuvos ir laikui bėgant tie atsiminimai tiesiog išdyla iš žmonių atminties ir reikia juos vis po biškį žadinti. Aš tikiu, kad be istorijos, be pažinimo savo šaknų, tu nežinai, kas tu esi. Ir jeigu mes pamiršim, nebežinosim, neberasim tų savo šaknų, nežinosim, kas įvyko su mūsų tauta, kur tai įvyko, kodėl tai įvyko, nežinosim tų detalių, nesuvoksim to skausmo, kuris buvo patirtas, mes nelabai galėsim ir suprasti savo visuomenės, savo aplinką, kame mes kur ir ką reiškia tie visi minėjimai, ką reiškia ta nepriklausomybė, kokią kainą visą tai buvo iškovota. Aš manau, kad tai yra siaubingai svarbu. Zacharovkos kaimas, šiuo metu jame gyvena virš 30 žmonių, o savo laiku, savo klestėjimo laiku, tame gyveno bemaž 1000 žmonių. Tame kaime mes sutikome įdomų žmogų, Leonidą Sarkunovą, kuris yra to kaimo senbuvis ir jisai iš savo vaikystės puikiai prisiminė lietuvių tremtinius, pirmas jų dienas mums papasakojo. Когда нашу мать раскулачили в Забайкалье и привезли сюда, в Сибирь, значит, когда их привезли, выбросили на берег, как собак. Они жили под лодкой, потом вырыли землянки. Они зимовали в землянках. Не было куда поместить их. И вот когда, значит, привезли литовцев в Белокопытовку, вот то же самое, также выбросили на берег их, как собак, понимаете? Мошка, комары, пауты вечером. Они не знают, ничего, у них котомочки маленькие с собой, ребятишки, рев. Это же дико, это вообще жутко было смотреть даже на них. Представьте себе. Но, конечно, когда привезли их, деревня была насторожена. Они не знали, кто и что. Народа ни разу не видели. Вот на завтра уже, когда посмотрели на ребятишек, посмотрели на них, все. И они оказались тоже в таком же положении, литовцы, как вот привезли наших. Тоже раскулачили когда. И тогда, значит, все стали им, значит, кто молочка. С нами плохо жили. У самих ничего не было. Кто молочка, кто творожок, кто там картошечку, кто значит, тряпки стали им
чтобы шили какие-то мешки и сеном набить. Значит, там поношили мешки. И уже сено накосили люди для коров. Уже заготовили на зиму. Стали, значит, копны разбирать и набивать матрасы этим сеном. Подушки, матрасы сеном набивали. И вот так и началась их жизнь. Представьте себе, вот в Белокопытовке это мы жили с 48-го по эту Захаровку открыли в 51 году. Никто не умер. Вот представьте себе. Потому что друг за друга держались, друг другу помогали, и никто не умер. А раньше морозы были не то, что сейчас. Это 50-55 градусов. Представьте себе, ни разу они не были на таких морозах. Тоже, а одеть не валенок, они ж приехали, с собой валенок не привезли. Не было, а где валенки? В магазинах не продавали. Вот, были сами катали валенки. Вот представьте себе, это сорвать человека, где он жил, и все у него было, и сюда привезти вот на такое, это разве, это вообще в никакие рамки не укладывается. Это издевательство было просто высшей степени. Издевательство над человеком было. Какие чувства испытывали литовцы? Как вот вы наблюдали со стороны? Я понял, ага. Какие чувства? Слезы, слезы и слезы. Как не зайдешь, не кушать. Главное дело, вот в бараке они все жили вместе. Еще что было? Эта машкара, она же обычно лезет, где она чувствует, где живое кровь напиться. И эти машкара, и эти комары на ночь невозможно спать было. Понимаете? Так, деревенские тоже так же делали. Значит, сухой навоз, вот, или конский, или это коровий, поджигали, значит, и по избе этот дым, открывали окна, открывали двери, и, значит, это все улетучивалось, короче говоря. Вот представь себе, если человек ни разу этим не занимался и ни разу не дышал вот этим вот калом, вот, как не плакать в такой каторге? Это так не расскажешь. Это надо видеть было. Вот такое было у них состояние. Представьте себе. Ужас. Да, вот еще что я вам расскажу. Значит, там одна девушка вышла замуж, вот, неделю прожила, неделю, и как раз и значит, сюда, в Сибирь. Вот, и она дорогой, в общем, с ума сошла? Да, да. Это... Но она тихо помешательство у нее было. Ну, представьте себе. Это литовка? А? Литовка это была или русская? Литовка, да, да. И вот эта вот девчонка, я вот никогда не забуду. Она все время, там есть, значит, сделали скамеечку на берегу, там обрыв был, вот под обрывом скамеечку сделали. И она все время утром встает, садится на скамеечку и на Енисей смотрит все время. И вот мы, ребятишки, придем, кто пучку, кто и что-нибудь там, особенно эти черемуху там, эту боярку притаскивали ей поесть. Ягода такая. Вот так вот. Я пишу сейчас воспоминания, вот, мемуары. Вот. Я там все буду описывать подробно. Все. И как мы начинали жить, как, значит, литовцев привезли, все будет подробно описано. Ну и да, у меня прием. Коллега, какая ваша профессия? У меня профессии все, какие есть на свете. Все профессии. У меня в основном я техник радиоузла, техник-радист. У нас, как Юл говорит, и электрик, и радист, это Кулибин. Киномеханик, и все. Это наш Кулибин. Да, внук у нас говорит, правнук его. Да, минуточку. Елку. Показал вам. Идемте, елку посмотрим. Самое главное, это свое достояние.
Можете встать около елки? Įsivaizduokim debesys, tai mūsų mintys, sunkios kaip akmenys, lengvos kaip smiltys. Įsivaizduokim dangus, minčių išaugintas, ką galvoja žmogus, tą ir matom aplinkui. Debesys mūsų mintys, 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 debesys mūsų mintys. Įsivaizduokim ciklonai, susiformuoja kaip pyktis. Dėl to, kad sauleidžiam erzint supykti. Įsivaizduokim, kad esam Ačiū tau, Gyti. dangaus šeimininkai, kad statom debesis iš minčių pagamintus. Debesys mūsų mintys, 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 debesys mūsų mintys. Įsivaizduokim, kad galim minutėlei nurimti, pakelti akis ir dangų pamilti. Įsivaizduokim debesys, tai mūsų mintys, tai mūsų veidrodis, virš galvos pakabintas. Debesys mūsų mintys, debesys mūsų mintys, debesys mūsų mintys, debesys mūsų mintys.